Peilis, kad pjautų, šaukštas, kad kabintų, žvakė, kad degtų ir taip toliau. O jeigu žiūrėtumėm dabar su visa savo gyvenimo patirtim, nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių, žiūrim į kito žmogaus širdį ir klausim. To žmogaus prigimtis kokia? Mėly broliai ir seserys, keliaujam gavėnios laikotarpį ir štai antrajam skaitinį girdim labai vieną svarbią detalę. Apaštalas Paulius ką sako? Draudė su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo. Ir šį rytą visi kartu pamastykim kartu, kiek Dievo jėga mano ir tavo gyvenime ji yra veiksminga ir galinga. Ar ji gali šitą ir kiek ji gali nuveikti? Štai žiūrėkite, mėly broliai ir seserys, paprastai daiktų pasaulyje viską vertinam pagal prigimtį. Peilis, kad pjautų, šaukštas, kad kabintų, žvakė, kad degtų ir taip toliau. O jeigu žiūrėtumėm dabar su visa savo gyvenimo patirtim, nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių, žiūrim į kito žmogaus širdį ir klausim. To žmogaus prigimtis kokia? Jaunieji, kurie, jeigu auga su savo broliais ir seserim, tai susipykę ar nesutarę dėl kažkokių smulkmenų, kaip jie žiūri viens į kitą? Kaip į didžiausius priešus. Ko nemato jie, ką mato tėvai, kurie augina abu ar daugiau vaikų. Ir Dievas klausia, kaip pasaulį ir visą tai, kas vyksta pasaulyje, matau aš ir tu. Juk, mėly broliai ir seserys, prisiminkim, ką kalba Evangelija. Evangelija kalba, kad pasiėmęs 3 mokinius Jėzus ateina, atsimaino jų akivaizdoj, pasirodo, kas jis toks. Ne šiaip paprastas žmogus, o kalbasi su tais pasirodžiusiais vyrais, kurie paliudija, kad jis yra Dievas. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o tavo ir mano susitikimas su Dievu, kuris atgaivina ir primena mums, kas mes tokie esam. Kur yra ta vieta? Juk eidami per gyvenimą, labai dažnai matydami tuos apčiuopiamus dalykus, matydami gyvenimo neteisybės, jau gana dažnai pamirštam arba bent jau galvojam, kad, tikėjimas galbūt ir gerai, bet juk neįmanoma pagal jį gyventi savo kasdienybėj. Ir mums reikia tų akimirkų, kai Tėvas esantis dangui, žiūrėdamas į tavo ir mano širdį pasakys, tu esi mano mylimoji dukra, tavim aš gėriuosi. Tu esi mano mylimasis sūnus, tavim aš gėriuosi. Ir tada, kai mes išgirsim, suvoksim šitą Dievo žodį, tada mes suprasim, kokia yra mūsų prigimtis ir kaip mums reikia gyventi. Nes iki tol, mėly broliai ir seserys, mes ieškosim visai kitų gyvenimo dėsnių ir daugelį kitų gyvenimo išminčių patarėjų, išminties patarėjų. Štai kodėl visada Jėzus kalbėdamas naudoja įvairiausius palyginimus. Paimkim vieną kitą kokį nors pavyzdį ir mes, kad lengviau būtų pamastyti. Štai eina jaunuolis prie upės, palei upę ir mato, kaip krokodilas yra įsipainiojęs į tinklus. Jis bando šiaip ne taip išsikapanot ir kuo labiau sukasi, kuo labiau malasi, tuo labiau jis įsipainioja. Pamatęs tą jaunuolį, jis tiesiog gailiai pradeda kalbėti, sako, padėk man, juk aš esu mama, manęs ten laukia mano mažyliai ir jeigu aš negrįšiu, jie iš tikrųjų mirs iš bado. Jaunuolis klausosi, savo širdį jaučia ir atjautą ir norėtų padėti, bet baimė ima viršų ir jis sako, bet žiūrėk, jeigu aš tave išlaisvinsiu, tu paimsi mane ir suėsi. Ir ką galvojat, krokodilas iš tikrųjų prisiekinėja, kad tikrai tu esi mano geradarys. Kaip aš tau ką nors blogą padaryčiau? Ir štai jaunuolis iš tikrųjų vis tik apsisprendęs padėti, išpainioja jį ir taip kaip širdį, kad buvo baimė, taip ir nutiko. Čiumpa jį už kojos krokodilas ir sako, dabar aš tave suėsiu. Ir jaunuolis bando jau kalbėti jam sakyti, bet juk tu sakei kitaip. Ir krokodilas purto galvą ir sako, tokia mano prigimtis. Argi aš kaltas, kad mano tokia prigimtis.
Ir galiausiai, matydamas, kad baigsis labai liūdnai, šitas jaunuolis sako, bet tu neteisus. Leisk man, kad aš ko nors paprašysiu, kad kas nors būtų mūsų gyvenime teisėjai. O šitam reikale kokį nors teisėją. Gerai sutinka. Ir štai skrenda paukštis. Jaunuolis sustabdo jį, paprašo, kad nutūptų ant medžio šalia ir pasakoja savo gyvenimą. Ir žiūrėkit, paukštis sako, toks yra gyvenimas, tokie yra gamtos dėsniai. Štai sukūrėm kartu su savo mylimąja šeimą, pasirūpinau, kad būtų lizdelis ir vieną dieną parskrendam kartu ir matom, kad gyvatė įslinkusi ir prarijusi mūsų kiaušinius. Nebėra mūsų šeimynos. Toks yra gyvenimas, nieko nepadarys. Ir nuskrenda toliau. Ir krokodilas sako, matai, tai tu nieko nesupranti apie gyvenimą. Jaunuolis nesutinka ir sako, leisk dar kartą paklausti. Ir eina pro šalį pavardės senas asilas. Jam papasakoja situaciją, sustojęs asilas sako, krokodilas yra teisus. Toks yra gyvenimas, tokie yra gamtos dėsniai. Štai kol aš buvau reikalingas, žmonėms iš tikrųjų jie rūpinosi manim, džiaugiasi manim, o dabar, kai neturiu jėgų, tiesiog net nesirūpindami padaryti man galą, išvarė lauk, kad laukiniai žvėris mane sudraskytų. Toks yra gyvenimas. Tokie yra gamtos dėsniai. Ir krokodilas sako, matai, baigiam kalbėti, man reikia pasimaitinti ir pamaitinti savo vaikus. Ir galiausiai iš tikrųjų tas jaunuolis sako, leisk trečią kartą paprašyti ir jeigu tikrai atsakys taip kaip tu, aš sutinku. Ir bėga pro šalį triušis, sustabdo jį jaunuolis, papasakoja visą situaciją ir triušis atsitūpęs ant užpakalinių kojų, žiūri į krokodilą ir sako, tu tikrai, sako, taip galvoji? Taip, sako, juk visas pasaulis, visi gyvūnai ir žmonės taip gyvena pagal šitos dėsnius. Ir triušis sako, žiūrėk, kad mūsų teismas būtų teisingas, tu tiesiog atidaryk savo nasrus ir išleisk, nes dabar kraujuoja, negali gerai mąstyti tas jaunuolis. Krokodilas juokėsi ir sako, jeigu aš atidarysiu savo nasrus, jis paims ir pabėgs. Ir triušis nesutinka, sako, bet tu turi ilgą galingą uodegą, kurią trinktelsi jam ir jis iš tikrųjų galės pabaigti savo gyvenimą. Krokodilas pagalvojo, sutinka. Ir vos tik tai atidarė nasrus, triušis šūktelėjo jaunuoliui, bėg. Ir jaunuolis pradėjo bėgti. Pabėgė šiek tiek toliau, girdi, kaip triušis sako, tu nepamatėjai iki galo visko. Krokodilo užpakalinė letina yra dar įsipainiojusi į ten, kur jis ir buvo įsipainiojęs į tinklus. Bėk į kaimą, atsivesk žmonių ir jūs turėsit pietus. Taip ir padaro. Ir štai parbėga jaunuolis kartu su žmonėmis, bėga priekyje jo šuo ir ta šuo pamato iš tikrųjų tą triušį tupintį po krūmų ir pradeda bėgti iš paskos. Jaunuolis šaukia jį, bet instinktas vis tiek ima viršų ir galiausiai, kai jaunuolis atbėga, jo šuo jau yra sutraištęs triušiui kaulus. Kvėpuodamas, žiūrėdamas jaunuoliui akis, jis sako, krokodilas teisus, tokie gyvenimo įstatymai, tokie gamtos dėsniai. Sakykit, mėly broliai ir seserys, kas iš mūsų gyvenime nesam patyrę, kad gyvenimas kabutėse va toks. Tu man žandą, aš tau sprandą. Galėsiu nuskriausiu, galėsiu užgauti, užgausiu, galėsiu apgauti, apgausiu, galėsiu pastumti, pastumsiu. Visi nuo vaikystės mes kažkokiu būdu esam patyrę ar net patys gyvenę pagal tai. Ir galėtumėm sakyti, kartais kalbėdamėsi su šalia esančiais žmonėmis, kurie netiki arba kurie tik flirtuoja su tikėjimu, kad juk toks gyvenimas yra. Sakykit, mėly broliai ir seserys, jeigu galvoju, kad mano širdies prigimtis yra va tokia, per jėgą imti ir rūpintis tik savim,
tada aš ir tu taip ir gyvensim. Bet jeigu tu ir aš tikim, kad Tėvas esantis dangui žiūri ir sako, tu esi mano mylimoji dukra, tu esi mano mylimasis sūnus, aš nenoriu taip gyventi ir tu nenori taip gyventi. Ir tada mūsų gyvenimas bus kitoks. Tada mes stengsimės gyventi taip, kaip Jėzus mus moko, neapgaudinėdami ar neišsisukinėdami. Juk nereikia turėti daug išminties. Paimam, atsiskleidžiam laikraštį ar tiesiog kaip dabar kompiuterį ar telefone. Pažiūrėkim iš tikrųjų, pagal kokius dėsnius gyvena. Štai žiniasklaida, kuri sako, jeigu mes darom blogą, tai yra gerai. Jeigu kiti daro lygiai tą patį, ką mes darom, tai yra blogai. O juk Jėzus labai aiškiai sako, kai mes susirenkam į kiekvieną šventąsias mišias, ko Jėzus prašo? Pasitikrinti, ar skiriu aš ir ar skiri tu gėrį nuo blogio. Ar atsigręžę atgal į prabėgusią savaitę matom Dievo ir kitų žmonių gerumą? Ar matau ir suskaičiuoju, kiek kartų kažkas pasirūpino ir davė valgyti? Kažkas pakūrė galbūt pečių, kažkas nuėjo į parduotuvę. Ar matau Dievo ir šalia esančių žmonių gerumą? Ar galiausiai, jeigu važiuoju autobusu, ar esu dėkingas už tą vairuotoją, kuris stengiasi saugiai atvežti iš taško A į tašką B? Ar matau tai? Jeigu ne, tai ką matau? Vien tik tai trūkumus ir priekaištus. Ir jeigu taip nutiktų, tada Jėzus kviečia lipti į tą kalną, kur jis atsimaino, kur mes galėtumėm kartu su apaštalu Petru pasakyti, gera mums čia būti. Nes Dievo artumas visada atgaivina. Juk labai aiškiai yra sakoma, Dievas ateina tam į žmogaus gyvenimą ne kad apsunkintų, bet kad išlaisvintų. Ir jeigu mūsų širdis nėra labai prisirišusi prie kažkokios netvarkos, juk, mėly broliai ir seserys, mes džiaugiamės tada tą tvarką. Bet jeigu esam prisirišę prie netvarkos, mes tada nemėgstam Dievo tvarkos. Štai žiūrėkim, žmogus, kuris padaro kokį nors nusikaltimą. Argi jis nori, kad nusikaltimas išeitų į viešumą? Niekas. Net vaikystėje, kai gudravom ar melavom ar išsisukinėjom, nenorėjom, kad kažkas sužinotų, galvodami, kad taip išspręsim savo problemas. O juk kas iš mūsų neturim tos patirties, kad kaip liaudis, kad sako, kad melas turi trumpas kojas. Vis tiek išlys, vis tiek galiausiai pasirodys kažkokius dalykus. Štai kodėl, mėly broliai ir seseriai, šiandien Dievas klausia, ar pažįsti savo prigimtį, kaip esi sukurtas. Dievas turi savo žvilgsnį ir jis sako, sukūriau tave pagal savo paveikslą ir panašumą ir įdėjau į tavo krūtinę širdį, kuri yra drąsi ir mylinti. Gyvenk, kurk, tapk tuo, kas esi, nes aš tavim gėriuosi. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, jeigu tikim šituo Dievo pasakojimu, šitą Dievo tiesą, mes ir stengsimės gyventi pagal tai, kaip kviečia Dievas. Ne taip, kaip siūlo džiunglių įstatymas, ne taip, kaip mums patogiau. Ir stengsimės iš tikrųjų, kad tos Dievo tvarkos ir tos laisvės ir džiaugsmo būtų mūsų širdį. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, karts nuo karto mes ir klausiam savęs, ar mano ir tavo širdį dar džiugina kitų žmonių džiaugsmas? Ar matydamas, kad kitam žmogui yra gerai, mano ir tavo širdis sugeba džiaugtis? Ar viskas sukasi tik apie mus pačius? Ar mūsų gyvenimas labai panašus į žiūrėjimą į veidrodį? Kiek matau save, tiek man įdomu. O kiti žmonės, numojus ranka, kaip liaudis sako, te pasiunta. Štai kodėl kiekvieną rytą ir vakarą mes kalbame su Dievu ir galėtumėm sakyti, lipam į mažytį kalną susitikimą su juo. Štai kodėl savaitėj kartą susirenkam į šventąsias mišias, kad galėtumėm prieiti išpažinties, jeigu reikia, jeigu gyvenom pagal džiunglių įstatymus. Kad galėtumėm susitikti su Jėzum švenčiausiam sakramente. Kad galėtume padėkoti, išmoktumėm, prisimintumėm, padėkotumėm. Ir kad išmoktumėm iš tikrųjų paprašyti Dievo palaimus ir drąsos. Dieve, duok, kad prisimintume, kad mes esam tavo vaikai.
Ir tu žiūrėdamas į kiekvieną iš mūsų džiaugiesi, prašydamas gyventi tuo, kas esam, būti Dievo žmonėm. Amen.